Kas yra kosmologija? Šiuolaikinis terminas, kuris apibrėžia, kaip sudarytas pasaulis. Kaip sudarytas pasaulis, kaip tam atrodo, kaip sudarytas pasaulis kaip visuma. Tai šiuolaikinis žmogus pasaulį įsivaizduoja visiškai kitaip, nes jis netiki tuo, ką mato akis. Akis mato, kad žemė plokščia. Akis mato, kad dangus užvožtas virš mūsų kaip gaubtas. Akis nemato galaktikų, nemato visatos begalinės, ar ne? Ir mes visiškai kitam pasaulyje gyventumėm, jeigu nebūtų šiuolaikinio mokslo, kuris pasaulį mato kitaip ir perteikia mums. Tai senoji pasaulėžiūra iš tikrųjų vadovaujasi dalykais, kuriuos mato žmogus akis. Tai, kas yra anų laikų žmogui iš tikrųjų. Visa kita, kas išgalvota, prikabinta prie šito pasaulio, to, ko nemato akis, anapusinis pasaulis. Kažkuria prasme galaktikų, žvaigždžių pasaulį mes galime vadinti anapusiniu, mes jo nematom. Mes matom, dabar jau nuotraukų turim iš visatos ir panašiai, bet senoji visata kitokia, senasis pasaulis kitoks. Ir tas senasis pasaulis kitoks niekur nedingo, mes jame gyvename. Tik ant jo užsisluoksniuoja naujos mokslo žinios, bet yra nemažai žmonių, kurie tų naujų mokslo žinių nežino ir gyvena kaip gyvenę. Tai kosmologija kalba apie pasaulį kaip tokį, kaip jis sudarytas, kokios jo dalys. O kosmogonija, antra sąvoka, būtent ką aptarinėja, kaip pasaulis atsirado. Kaip pasaulis atsirado, kaip jisai toks tapo, kokį mes matome, ir kaip į ką jisai pavirs. Ir kartu visuose šituose kosmologiniuose ir kosmogoniniuose mituose, pasakojimuose žmogaus, įsivaizdavimuose visada yra kaip centras žmogus, aš. Kaip jisai, koks jo likimas šiame pasaulyje, kuris atsirado taip, kuris sukurtas ir dabar jisai yra kaip pasaulio tam tikras centras ir kokia jo paskirtis laike ir erdvėje. Tai laike ir erdvėje. Tai kai jau kalbam apie pasaulį kaip struktūrą, kuri jau atsiradusi, tai iš tikrųjų tada reikia kalbėti apie laiką ir erdvę. O kaip senovės žmogus suvokia laiką ir erdvę, nes pasaulis ir šiuolaikinėje kosmogonijoje laikas ir erdvė yra pagrindiniai matai, kurie aprašo visatą, aprašo visus veiksmus, kurie vyksta gamtoje ir kosmose. Tai va, šiandien ir daug dėmesio skirsim laikui, erdvei, kaip ją suvokė mūsų protėviai, vadinkim, dažnai tenka pasakyti, pirmykščiai žmonės net įsitapatinus nuo tautos arba savęs, savo teritorijos, tiesiog kaip žmogus gyvenantis žemėje pradeda matyti pasaulį, kaip jisai paskui pradeda aiškinti, o kai jau pradeda aiškinti, kalbėti, išreikšti tą savo matymą įvairiais būdais, žodžiais, kultūroje, piešiniais, simboliais, tai tada jau atsiranda saviti matymai, nes kiekviena tauta, tauta ir kiekviena platuma, kur žmonės gyvena, pasaulį mato šiek tiek kitaip, tada atsiranda kultūra, tada galima kalbėti apie baltų, apie slavų, apie kitų tautų matymą, bet pasaulis tas pats. Tai tą patį pasaulį matė ir baltai, ir slavai, ir visos pasaulio tautos, tą patį dangų, tas pačias žvaigždės, tą patį mėnulį. O etnoastronomija, va tas rytis, siauresnė dar tos kosmologijos rytis, kuri nagrinėja, kaip žmonės matė dangaus šviesulius, saulę, mėnulį, žvaigždės ir kokias žinias su jais siejo, ką jie žinojo apie juos. Tai čia jau būtų etnoastronomija, jau kalbėtumėm apie lietuvišką etnoastronomiją ir taip galima kalbėti. Ta pati pasaulį skirtingos kultūros mato ir išreiškia savaip. Tai va tas savitumas, aišku, jis būna įdomus, sunkiai apčiuopiamas kartais, reikia daug medžiagos surinkti, kad galėtum palyginti tas kultūras, bet pats palyginimas leidžia atkurti savosios kultūros nuotrupas, kai tu surenki šukes ir neturi medžiagos, kaipgi iš tikrųjų atrodė tas senasis kosmologinis vaizdas, tai kitų tautų medžiaga kartais praverčia, kaip parodanti, kaip tie dalykai buvo jungiami ir kaip jie aiškinami. Tai turime keletą sąvokų. Astronomija šiuolaikinė sąvoka, etnoastronomija tai yra žmonių žinios apie dangų, tai nėra astronomija. Irgi reikia būtinai sąvokas apibrėžti, nes jeigu astronomija nagrinėja visatą kaip tokią, kaip fizinę erdvę,
kaip mokslo objektą, tai etnoastronomija, tai yra humanitarinių mokslų sritis, kuri nagrinėja, kaip žmonės, ką žinojo, ką galvojo, kaip matė skirtingos tautos, kaip matė skirtingų laikų visuomenės ir kaip kokį prasme teikia tiem dangaus šviesuliam, jų judėjimui ir taip toliau. Etnoastronomija būtų humanitarinis mokslas, o astronomija gamtos mokslas. Dar yra savoka archeoastronomija, jūs gal susidurėt kartais, tai senoviniai dangaus šviesulių stebėjimo būdai, ta savoka tarptautinė, jinai iš tikrųjų plačiai naudojama archeoastronomija. Kažkada dar anksčiau prieš ją buvo savoka astroarcheologija, nes archeologija skamba kaip kasinėjimai, bet iš tikrųjų archaio, ten logija, tai kaip kaip archeoastronomija. Jo, tai yra senovinė astronomija. Archaio astronomija, tai senovinė astronomija, o anksčiau buvo astroarcheologija, va toks žodis. Ir jis dabar astroarcheologija nebenaudojamas, nes labai nukrypo tie tyrinėtojai į ezoterinės rytis, pradėjo ezoterizuoti labai tą sritį ir tada atsisakė termino ir astroarcheologija tapo archeoastronomija. Tai čia dėl savokų, jeigu kartais gilinantis. Tai o etnokosmologija dar yra žodis. Tai net Lietuvoje turime etnokosmologijos muziejų. Taip kaip ir etnoastronomija, tik tai pabrėžia kitą pusę to pasaulėvaizdžio svarbą kaip visumos. Jeigu etnoastronomija kalba dangaus šviesulių stebėjimo klausimai, pabrėžia šitą savoką, tai etnokosmologija pabrėžia pasaulio kaip visumos ir etno kaip įsivaizdavo į skirtingos tautos, pasaulėvaizdžiai skirtingų tautų. Saulė, ko gero, nuo jos reikėtų pradėti, kai mes kalbam apie pasaulį, o kosmologija tai būtent pasaulio sąranga, kaip sudarytas pasaulis, tai kalba mūsų kalba, iškart duoda ir atsakymų, kad pasaulio esmė yra saulė. Vaikas, kai piešia piešinį, ten medis, namas, žemė ir kampe būtinai saulutė ir iš jos eina spinduliai į visas šalis. Tai iš tikrųjų tai dangaus šviesulys, kuris ir duoda pačias svarbiausias žinias apie pasaulėvaizdį, nes tiesą sakant, tu atmerki akis ir jeigu saulės nėra, tai ir pasaulio nėra, ne? Tamsu, sako, nors į akį durk, bet kai saulė pradeda tekėti, pasaulis pradeda atsirasti. Tam žmogui neužtenka akių, akys be saulės nieko vertos. Taigi žmogus atmerkia akis ir mato visiškai tamsu, ir vėl užmerkia ir guli. Vėl atmerkia, vėl mato tamsu, toliau vėl niekur neina. Ir staiga ima tekėti saulė, žmogus keliasi kartu su saulė. Tai tas ritmas, jis gamtinis, šiuolaikiniam žmogui dar neužmirštas, gal kai skrisim į kosminių laivų į kitas galaktikas ir planetas, šitas vaizdinys tekančios saulės ir laiko pradžios, ryto, dings, tik kalbės. O kažkada visi keldavosi, kai tekėjo saulė, o kas tai buvo ta saulė, tai toks ryškus žibintas ir iš tamsos išplėždavo pasaulį ir žmonės tada keldavosi, o kas nesikelia, tą būtinai paniukindavo. Keltis, jau saulė aukštai, per kačergų pakilusi, visą dieną pramiegosi. Kodėl dienos pramiegojimas štai šitam pasaulyje toks be galo svarbus? Nes jeigu nėra kitų šviesos šaltinių, o būtent gamtinis žmogus dar turėjo antrą šaltinį Mėnulis, apie jį bus atskira kalba, jisai turi keltis su saulė. Nes gyveno žmonės labai trumpai, laikas bėgo tikrai nelėčiau kaip mums, labai greitai, ir žmonės turėjo šviesų laiką išnaudoti gyvenimui. O tamsus laikas yra miegas, kuris jau savaime lyginasi sapnai su ano pasauliu, su mirtimi, su vėlėmis, vėluma, vėlės, velniai. Tai jau kitas pasaulis. Tai šis pasaulis yra šviesos pasaulis, žmonės keliasi ir šviesulys pirmas pradeda vaidinti didžiulį vaidmenį laiko ir erdvės sampratoje. Kaip žmogus pradeda įsivaizduoti laiką ir erdvę. Laikas yra saulės laikas žmogui. Pirmiausia, jie apibrėžia saulę. Mėnulis įsijungia vėliau ir vėlai naktį. O dieną, kai gyvename, mes gyvename dieną. Netikit? Kai darbą jūs priima, ką jūs pateikite CV, o ten parašyta, ką jūs darėte dieną. O ką darėte naktį, ką sapnavote, niekam neįdomu. Nesapnavote tokius baisius dalykus, kad į darbą geriau nebepriimti tokių.
užmušiau ten kažką, išprievartavau, arba dar pasmaudžiau, o gal gerai kažką padariau ir apdovanojo mane, gal nieks nežino, kad aš sapne pasaulio čempionas. Tai iš tikrųjų yra tie du pasauliai, jie nuolat yra ir latvių kalboje labai gražiai tie du pasauliai apibrėžiami. Ši saulė ir ana saulė. Ši saulė tai šis pasaulis, ana saulė tai anas pasaulis. Mes turim irgi tokių žodžių, anapilis tenai. O šis pasaulis, tai yra šviesos pasaulis, saulės tekėjimas, buvo stebimas, keliamasi buvo ir veikiama. Reiškia, žmogus, jeigu dirba dieną, kol saulė virš horizonto, tai yra jo astrologija, saulė virš galvos, visi dirba prietaringi žmonės, ar ne, dabargi galima naktį kompiuteriais, o tada jie būtinai dirbdavo, kai saulė yra virš horizonto. O kai jau nusileidžia saulė, jau nebedirbdavo. Jeigu kas dirba, tai tą pasmerkdavo, sakydavo, ne savo dirba, ne Dievui, o velniui, nes vėlu. O velniui dirba, tai žinosim, su juo geriau reikalų iš vis gal neturėt. Taigi jau kalboje ir tautosakoje, ir prietaruose, burtuose, papročiuose labai sureikšminama saulės tekėjimo ir nusileidimo laikas. Žinote, ir jūs žinote patys įvairių papročių, burtų, gydymų, kad kai saulė teka arba kai saulė leidžiasi reikia daryti. Tokie dalykai. Tai yra pereinamas laikotarpis tarp dviejų pasaulių. Čia kaip metų laikuose, lygiadienis, tamsa, tai čia paroje viskas tas vyksta. Tai dabar saulės patekėjimo laikas rytas, kryptis rytai. Reiškia, pati saulė, juk nėra jokių krypčių, ar ne, nėra jokių kompasų ir jokių žymeklių aplink tave žmogau. Saulės patekėjimo kryptis rytai. O laikas rytas. Reiškia, saulės diskas parodo žmogui laiką, padeda skirti laiką ir erdvę. Para prasideda, para prasideda, o baigėsi, kai saulė leidžiasi. Tarpinė padėtis saulė aukščiausiai yra vidudienis, taip? Iki to laiko turi būti padaryta pusė darbų. Kurios numatei tą dieną. Reiškia, darbai turi tilpti šitoje erdvėje. Ir va, visur dabar ant bažnyčių čia kryžiukas ir čia kryžiukas, čia ant vartų čia kryžiukas, čia. Tai va šitie ir Gedimino stulpai, tai šitas, kai teka, pakyla, nusileidžia. Šitos gairės tampa žmogaus kosmologijos pasaulio supratimo pagrindu. Galų gale saulės kulminacija pietinėje pusėje, ar ne, kalba apie tai, kad saulė judėdama dangaus skliautų, reiškia, ten yra aukščiausiai. Reiškia, iškart įsivaizduojama, kad skliautas yra kaip lankas, ar ne, virš galvos. Nors ir taip atrodo, kai virš tavęs yra skliautas, tu matai tą lanką, tai yra gaubtas toks virš žemės plokščios užvožtas. Bet kai saulė eina, tai tu matai, kad tai iš tikrųjų gaubtas. Jis negali kaip nors praeitiesiai, taip, dar vertikaliai arba šitaip. Jis parodo, koks yra virš mūsų dangus. Jis yra išgaubtas ir tos trys padėtys tampa trimis pasaulio šalimis. Rytai, pietus ir vakarai. Dabar saulės nusileidimas, jau savaime aišku, kai jinai vėl tekės rytuose, kad jinai keliauja po žemę ir duoda tą ketvirtą laiko dalį, tai jau naktį, tai yra 4 laiko matai, šitie rytai, pietus, vakarai ir vakaras, rytas, vidudienis ir naktis, vidurnaktis, šiaurė yra saulės kelio kardinalios kryptis, 4. Tai šitas nepakankamas dalinimas žmogui. Žmogui ypač dienos šviesų laiką reikia pradėti dalinti smulkiau, nes jisai turi daug darbų. Įsivaizduokit pirmykštę sąmonę, kuri laksto ir vieną darbą griebia, dabar kažkas ten kažką kitą, trečią, kaip gyvūnas besiblaškantis tarp kelių, reiškia, zuikių gaudo vieną, kitą, trečią ir nieko nespėja, laikas greit prabėga, įrankiai menki, žmogus neturi pagalbinių priemonių, ne tai, kad dirbtinio intelekto jis neturi, gal net ietės, dar kirvio ir jam reikia viską padaryti rankomis, tai laikas tampa itin brangus ir dėmesys šitaip suskaidytas, išsidarkęs, reiškia, žmogui neleidžia nieko nuveikti. Jisai tiesiog egzistuoja tik tai. Tai sugebėjimas padalinti laiką į smulkesnės dalis ir darbus paskirstyti laike, tai mes vadinam šiandien dažnai programa, lietuviškas žodis dienotvarkė, labai geras dienos tvarka, ne šviesą sutvarkyti. Šviesa tai va taip praėjo ir dingo, bet tu turi ją sudalinti laipsnius, į padalas. Tai laikrodžio poreikis kyla, ar ne? Laikrodžio. Laikrodis, kai sakome, jau nebe 3 laiko dalys, tai va smulkiai sudalintas laikas. Koks tikslas? Tam, kad darbus galima būtų išdėlioti iš kairės į dešinę, nuosekliai, šitą pradedam, paskui einam ten, jau tada šitas darbas ir tada va taip pat visi
visi darbai ir tu matai juos, kiekvienam darbui skiri keletą laiko padalų ir per tą laiką susikaupi tik į tą darbą, tie darbai atidedami jau ten toje erdvėje laiko, kurį smegenyse formuojasi toliau. Ir jeigu jinai man sako, kad ne tą aš darau, reikia daryti tai, ką jinai sako, aš sakau, palauk, ten bus, matai, kitą valandą. Tvarkoje, reiškia, yra, jie niekur nedingo. Žmogus tokiu būdu kūrėsi tą erdvę ir laiką galvoj, kad jisai galėtų padaryti tai, kas svarbu, kad padarydamas tai, kas svarbu, o tai buvo dažniausiai gyvybiški dalykai, išgyvenimo, medžioklė, maistas ir gynyba, saugumas nuo šalčio, pasirūpinti savimi ir aplinka, išgyvenimu. Tai išsilaikymu galima pasakyti. Lietuvių kalba labai gerai žodį laikas mums išsaugojo, kuris irgi kaip pasaulis pats jau duoda atsakymus. Ir jeigu klausai žodžio laikas, ir jeigu nagrinėjai žodžio laiką šaknį laik, tai aišku, kad tai eina kalba apie išsilaikymą. Tai norėdamas žmogus išsilaikyti, turi suvokti laiką, dalinti jį tam tikras dalis ir tinkamai panaudoti. Tai galima bus išsilaikyti ir be pinigų. Dabar laikas, pinigai. Nes išsilaikom pinigų turėdami. Jei pinigų neturime, išsilaikome nepraleisdami, o suvokdami laiką ir jį išnaudodami. Tai jeigu tu neišnaudosi laiko ir pinigų neturi, šakės tau viską. O jeigu tu turi pinigų, gali laiką praleisti. Praleidau laiką, kur praleidai? Ten kažkur tai. O čia, būdamas, tu turi laiką naudoti kaip išsilaikymo priemonė. Jo yra nedaug. Žmonės beje gyveno 25 metus akmens amžiuje, įsivaizduojat, vidutinis amžius. Čia pasigazdint labai nesunku, tada pamatai, kad tu jau 2 kartus miręs ar beveik 3. Tai dėl to, kad gimstamumas buvo, neišsigąskit, gimstamumas buvo gausus, labai daug gimdavo ir labai mirdavo, nulinio amžiaus, 1, 2 ir mirė. Todėl vidutinis amžius toks trumpas. Gyveno ir tada 60 metų ir 70 tiek mens amžiaus prabočiai, bet jų vidutinis amžius buvo labai trumpas ir laikas iš tikrųjų, kaip minėjau, buvo kitoks. Tai kaip padalina žmogus tą laiką? Juk danguje saulės tas kelias ir dabar pirmieji matai, beje matai žodis. Laiko matai. Tai kai žmogus mato, aš sakiau, žmogus pradeda matyti ir pradėdamas matyti, dėka saulės ir akies pradeda matuoti. Tai žodis matuoti tiesiogiai susijęs su žodžiu matyti, nes tai buvo epocha, kosmologinis laikotarpis, kai tu negalėjai matuoti nematomų dalykų. Reiškia, kaip dabar sakiau, o visata ten kažkokius nematomus dalykus skaičiuoja, galaktikas, juodasias skylės, o mūsų protėviai turėjo matyti, ką mato, tą ir matavo. Tai laikas matomas kaip saulės judesys ir saulės judesys turi būti padalintas į smulkesnės daleles. Tai aišku, kaip padalino. Tai jūs žinote, kad padalinti galima įvairiai. Lengviausiai padalinti, kai įbedė pagalį ir ten kažkur skaidrė buvo, kai šešėlis lenka. Tai tu ant žemės tiesiog gali tą laiko lanką padalinti į tiek dalių, pavyzdžiui, kiek darbų yra per dieną. Šešėlį turi, pamatėjai, va, tai per tiek perslenka, čia prasideda, čia baigėsi, į 6 dalis sudalinai ir va 6 darbai iš eilės bus padaryti. Įdėmiai žiūrint į vieną darbą, į vieną laiko tarpą, susikaupus, padarius tą darbą, galima bus eiti prie kito. Prie kito darbo perėjus, tu patirsi didžiulį malonumą psichologinį, kad aš susikaupęs, taip gerai padariau, net greičiau negu ten saulė praėjo tą padalą. Reiškia, aš kai susikaupiu, man pavyksta. O jeigu aš blaškausi ir galvoju apie kažką į priekį, pergyvenu, tada šitas darbas nepavyksta. Reiškia, įdėmiai sukaupti dėmesį į tą tarpą, kurį galima sąlyginai nuo žodžio įdėmiai vadinti dėme. Jeigu tu įdėmiai žiūri, įdėmus esi ir ten sudedi visus savo galias šitam laiko tarpe ir apsibrėžtų darbų kiekį, jie padaryti gerai. Tai perėjimas į kitą laiko tarpą, į kitą padalą, ar ne, jisai sukels visų pirma, aš galiu. Anksčiau man nepavykdavo, dabar aš galiu. Žodis galiu lietuvių kalboje taip pat labai aiškiai sako apie esmę, aš turiu galią. Aš esu įgalus, aš galiu ir taip susikaupęs, aš galiu ir dabar kitą darbą padaryti, ar ne? Beje, pirmas darbas, psichologiškai mane įkvėpė, jis sako, tu gali, tu susikaup, įdėmė ir jokių nuodėmių, nes nuodėmė, kai dėmesys laksto į šalis, tu įdėmiai
dėmesys, jokių nuodėmių. Niekas negali jų išpirkti iš tavęs. Arba tu moki, kaip dabar sakytų, susikoncentruoti. Ne? Sako, tai vėl gražus vaizdinys, taip pat nubrėžti apie save, kas svarbiausia, visą kitą palikti ten ir į šitą dėmę žiūrėti. Antras darbas bus antroji padaloj, bet jūs jau suprantat, kad pirmykščio, taip įsivaizduojam hipotetiškai, kad pirmykščio žmogaus sąmonė, eidama vis toliau, jinai įgyja net netiesinį pasitikėjimą savimi. Va taip aš galiu žymiai daugiau, negu kai dėmesys mano išplaukęs. Šiuo atveju laikrodis iš tikrųjų laiko ir erdvės tam tikras modelis to didžiojo pasaulio ant žemės, nupaišytas padalos ir tu matai prieš akis, kaip šita diena bus sėkminga. Paskutiniai padaloj darau 6, jeigu į 6 dalis padalinau 6 darbą ir drąsiai eisiu miegoti. Viskas padaryta, apie viską pagalvota, išliksiu, išsilaikysiu. Štai šitaip laikas suvaldomas ir žmogus turi dienotvarkę, ne tik susitvarkė aplinką, apšniaukštą čia kaulų primėtyti ir žuvo šakų viską, jis išlavė savo pirmykščiam būstę prie ugniakuro, bet jis susitvarkė ir laiką. Taigi laikas ir erdvė žmogaus viduje sutvarkomi ir jie tampo jau, čia jau atsiranda kultūra. Ar ne, ten buvo tik gamta dar. Ir tas laikas rodos gamtinis, bet kai tu tą perkeli į vidų ir tą pradedi naudoti ir savo žmogiškiem dalykam, tai atsiranda kultūra. Atsiranda laikrodis, pirmas laikrodis. Bet čia aš vieną dalyką pasiūčiau, čia galbūt neperšoksiu, bijau, kad nusimušiu nuo skaidrių. Ten bus tas saulės laikrodis parodytas, tai čia paprastas pagalys įbestas į žemę ir jo šešėlį. O vat šitą, ką dabar rodau skaidrę, tą kelią, apie kurį kalbėjau nuo pat pradžių, kad yra tos pagrindinės kryptis kosmologinės ir laiko gairės, žmonės dar skirstė ne tik pagal šešėlį, arba tiksliau dalinant, va taip, ar ne, kiek tų padalų Saulė ten praeina, bet pagal apšvietimą. 24 laiko dalys, visos valandos ir va tokios Saulės padėtys. Šitai pavadinta. Man tai gražu labai. Žmogus stebi, žiūri. Čia Daukantas, Simonas Daukantas. Manau, kad jo gyvenimo laiku tai buvo būtent naudojama, čia ne etnografinės ekspedicijos, kai jis gyvas buvo, tai va šitaip dar žmonės orientuodavosi. Vėliau atsiradus šiuolaikiniam technologijom, tas pradeda nykti pamažu. Pasaulis ir Saulės vaidmuo. Dabar jis vėl Saulės vaidmuo grįžta, pastebėjot, Saulės elektrinės, jos sugrąžinti. Galiu dar grąžinti, taip, tai gali pastovėti. Tai taip, dabar tai čia plikas laikrodis, ar ne? Bet jeigu kalbėti apie pasaulėžiūrą, nors apie religinę pasaulėžiūrą, čia atskira tema, čia jau nebe etnoastronomija. Etnoastronomija tai nagrinėja, ką žmonės žinojo apie dangaus šviesulius, jų dalyką. Bet pamažu ten nebuvo taip, kad kaip astronomija, va dangaus kūnai, o tikėjimai, elgesys ir panašiai niekaip nesisieja. Ką jūs darote, kai Marsas pateko? Čia ne astronomijos reikalas. Marsas sudarytas iš to, jo padėtis tokia, koordinatė tokia. Tai žmonės, žinoma, siejo su šitom visom padėtim elgesio taisyklės. Aš jau buvau sakęs, kad dieną dirbam, naktį ne, pagrindinė elgesio taisyklė, o jūs dar žinot, kas darosi vidurnaktį, ar ne? O jeigu nesulauksi vidurnaktį, kai tas darosi, neištversi, nesulauksi pirmųjų gaidžių, tai tave tamsa ir suės, visos tos mitinės būtybės, kurios ateina, kai tamsu. Tai čia reikėtų trupučiuką keletą žodžių pasakyti. Šitas Saulės kelias per dangų, jis iš karto atsispindi papročiuose, elgesyje, kalbėjime, visame kame. Po Saulės laidos netriukšmauk, nešvilpauk, nieko nedaryk. Ir tuoj pat paaiškinama, kas bus. Ir visi greitai įsitikina, kad taip ir būna. Ir visi pradeda tikėti. Tai atsiranda pasaulėžiūra ne tik kosmologinė, gamtinė, kaip kas yra aplink, kaip mato akis, bet su kuo tai siejama ir ko tai moko. Ko moko kulminuojanti Saulė, ko moko tekanti, besileidžianti Saulė, kada vestuves kelti, kada laidoti, kada ilsėtis, kada dirbti, kada negalima dirbti. Tai sakant, šitas dalykas reguliuoja visą žmogaus gyvenimą. Ne įstatymai, ne konstitucija, ne darbo grafikas, ne viršininkas, o dangus kaip po toks. Tai žmogus paklūsta šitiem dalykam per amžius ir tie dalykai galiausiai ir kalboje atsispindi, ir posakiuose, patarlėse, papročiuose. Vienas dainas dainuosim, kai Saulė teka, kitas, kai leidžiasi. Naktį gal iš vis geriau nieko nedainuokime. Tai negalima, o dabar dainuojam. Prisigėrė žmonės į valias,
žiūri video ir dainuoja dainas, ne naktį, dar pirty. Visiškas pragaras. Atsikeltų anų laikų žmogus ir norėtų greitai vėl atsigulti į kapą, nes pamatytų, kad nieks nesilaiko šito kosminio ritmo. Tai ir astrologija, tie dalykai, ir ką aš čia pasakoju apie etnokultūrinę mūsų pasaulėžiūrą, remiasi tais pačiais principais, tom pačiom taisyklėm. Kiekviena padėtis siejama su kažkuo, kas yra svarbu žmogui. Laiko praleisti negalima, laikas yra geras arba blogas šitokiai visuomeniai. Geras laikas dirbti dieną, blogas laikas dirbti naktį, čia akivaizdu, ryte tekant irgi laikas ypatingas leidžiantis vėl, o naktis ir diena pagrindinės skirtis, žinoma. Ir, kaip minėjau, siejasi ir religiškai su dievais. Diena siejasi, čia neminėjau, gal su dievu religiškai, o naktis su ano pasaulio dievybė, kaip jinai būtų bevadinama. Vėlinu, velniu dažnai. Dabar tautosakoje mitologinis velnis yra siejamas su naktimi, o mitologinis dievas su diena. Mitologinis dievas. Ir kaip iš juos įsivaizduoti? Antropomorfinius? Ne. Ir įsivaizduokit, dievas diena, velnias naktis. Negali pasakyti nakčiai, labą dieną čia, pamačiau velnę, pamatai naktį ir velnę, viskas pasikeitė, pasaulis kitoks. Ir tu negali su tuo nesiskaityti. Dabar galima nesiskaityti. O tada nebuvo tokių dalykų. Tai žmogus čia, tai man įdomus tie du pasauliai, o naktis dar yra žvaigždės. Tai mes apie žvaigždės kalbėsim visiškai atskirai. Tai kaip į ją žiūrėjo, o tas žvaigždės naktį pasirodo, dienagi žvaigždžių nėra. Tai ypatingas pasaulis, žvaigždžių pasaulis, ir ten laikas bėga kitaip ir erdvė kitokia. Dar mėnulis naktį tiesa. Saulei leidžiantis, man ta taisyklė, žinau, labai labai svarbi taisyklė, kurią visi šitą elgdavosi taip. Dabar niekas taip nesielgia. Ir tavo kambarys, tu čia sėdi, būstas, tu čia viduje esi, čia vienas kampas, čia kitas, gal stalą galima rodyti, 4 kampai stalo ir tu esi troboj savo, vadinkim jau trobą, ne palapinę, 4 kampai. Saulė leidžiasi, ar ne? Ir sakydavo, kai saulė leidžiasi, tą nuotrauką, kur rodžiau, arba teka, nesakydavo, bet kai leidžiasi, nes ateina tamsa. Su tamsa ateina ano pasaulio jėgos. Reiškia, mirusieji, sako dabar. Bet ne visai teisinga. Mirusieji tai neseniai mirusieji. Šiaip sakydavo protėviai ir protėvių vėlės, ir piktosios galios gali kartu prasmukti. Virusai visokie ten, tie mentaliniai. Tai žmogus tuo metu labai turi saugotis. Jos eina kaip tamsa į namus. Tamsa juk ateina į namus. Tamsa nėra tik tai lauke. Jinai įžengia į namus. Tu gali, aišku, uždeg šviesą ir tą tamsą išsklaidyti, kaip kad žvėris, jie bėgsta į šalį tos grėsmės tamsoje šviesą uždegus. Bet neleisdavo degti šviesos. Sakydavo, kad tamsa turi sueiti į namus. Aš čia jau aiškinu. Sakydavo įvairiai, kai tautosakoje vaikam, nedekit šviesos, vaikai ugnies, balanos, leiskite žvirblim nutūpti ten ant šakų. Prigalvodavo visokių paprastų paaiškinimų. O iš tikrųjų į namus ateina ano pasaulio galios ir žmogus turi jas įsileisti. Nes, aš nežinau, ten matyt buvo, gali ateiti ir blogosios, matyt buvo visokių dar niuansų, kad kaip atpažinti, kad blogųjų neįsileisti, gerasias tik tai. Bet mirus šitų mūsų protėviai į namus renkasi, kai tamsa ateina, renkasi į namus nakvoti namuose. Nežinau, ar visi, ar neseniai mirė. Čia jau daug niuansų, bet kad ateina, tai taip. Dzūkijoje juos vadindavo diedais. Ir labai geras žodis, diedas, tai protėvių vėlės, diedai. Siejasi ir su anglišku žodžiu dead, labai neblogai, nežinau, ar etimologiškai siejasi, nesu kalbininkas, bet kad sąskambiai yra, tai mes matom. Ir tie diedai ateina į namus, dzedai, Baltarusijoje dzedai vadina, beje, Baltarusijoje dzūkuoja dzedai, tai dziedai. Ir mūsiškai dzūkai dziedai sako, ir juos reikia susileisti. Dabar pasakysiu, kaip juos reikia įleisti į namus. Reiškia, tu stovi kambarį ir matai. Saulė, jeigu ten leidžiasi, langelis koks nors yra, šiuolaikiniai langai gana dideli, tai čia yra saulės šviesa eina. Tai diedai, sako, renkasi kampuose ant 4 kampų. Tai šitom kampe nebus dar diedų jokių. Saulė leidžiasi, čia vakaro žaro. O šitam jau diedas stovi ir tam kampe diedas stovi. Va šituose kampuose, kurių neapšviečia saulė. Saulė šviečia į ten ir tada, kol du čia stovi, o tų dviejų dar nėra, negalima balano žibinti, degtų, dabar ir elektros, sakykime, nieko, šviesos negalima įnešti į vidų. Ir kai jau ten
atsistojo. Ir čia jau yra, visi 4 kampuose stovi, gali uždegti šviesą, jie jau suėjo, tu jų neišvarai. Čia panašiai, kai renkasi svečiai pas jūs, ne, jūs sakytumėt, viskas, gana, jau eikit iš čia. Tai šitaip, o tada galima degti balaną ir tie kartu prie tos balanos, prie ugnies, jie neišvaryti, jie pasilieka iki ryto. Jeigu prasmuko piktosios dvasios, tai jos pasireiškia apie 12 valandą labiausiai, kai tamsa didžiausia, jos gali grasinti, gali sloginti žmogų, ar miegantį, ar sapne įvairiai, tai tada iš tikrųjų išsigelbėjimas vėl saulės tekėjimas. Arba priešaušris, kai saulė dar neteka, bet jau gaidžiai užgėda ir tada tos piktosios dvasios, jeigu tavęs neįveikia, tu išlaikei, jos atsitraukia. Tai va taip ir gyvenam. Kiti ir neatsikelia. Vat mano draugas neseniai atsigulė ir neatsikėlė. Širdis, sako, sustojo. Kodėl? Jis buvo sveikas visiškai. Aš noriu pasakyti, yra ta mitologija, kad grėsmė, naktis yra grėsmė, anas pasaulis ir ten visko nutinka. To dabar grįžtant prie saulės kelio, tai jisai reiškia, čia ta šešėlio matavimas per kūno projekciją, aš čia tą jau pasakojau, gnomono naudojimas irgi pasakojau, jisai reiškia kūrė laikrodžio. Va, dar vienas dalykas įdomus šią skaidrę, šitą jūs matot nuotrauką, yra užmiršau, kaip vadinasi tas būdas, pinhole vadina angliškai, kai išduriama skylutė alaus, pavyzdžiui, skardinėje ir įdedama foto plokštelė ir pritvirtinamas šitas toks fotoaparatas, padarytas prie medžio kokio ar prie sienos ir jisai pro tą taškelį, reiškia, vyksta saulės judėjimai. Tai kaip medžio rievės, matote, tai matot, kur saulė žiema, kaip eina žemai, beje žiema, kodėl saulė žema, o paskui aukštėja ir jau ten būna, jau čia aukštė, į tą kadrą net neįtilpo, tie aukščiausi saulės keliai, tai čia yra metinis saulės kelias. Vat aš prie jo ir noriu pereiti, kad saulė teka ir leidžiasi ir mes laiką dalinam pagal tą lanką, bet tas lankas būna trumpas ir būna ilgas. Kitaip sakant, šviesos laiko turime daug ir mažai. Ir kai daug jo, tai ir padalų tų bus daug, valandos kitokios, ar ne? Ir kai mažai, šviesos valandos bus kitokios. Mes mažiau turim tų valandų. Tai čia eis kalba, kai žmogus susikuria kalendorių, taip sakant, galima ir lietuvišką žodį kalendorius, tą metskaitlis prisimint, kurį Laurynas Ivinskis XIX amžiuje bandė į mūsų kalbą gražinti arba įnešti, mes kažkaip jo nenaudojam, bet gražus žodis. Tai kaip susikuria metskaitlis? O čia prie to paties, kadangi tokia nuotrauka, įsivaizduoju, čia metus tarkime, ne visus metus ekspozicija. Atidarytas užraktas ir juostelė visus metus tą šviesos, va šitaip, per skylutę, per mažą skylutę, nes jeigu būtų didelė skylutė, apsišviestų fotoplokštelė. Tai aš čia Arūno Kulikausko nuotrauka, Arūnas čia parodą darė tokia, aš jo klausiu, Arūnai, o kaip ten yra, sakau, kodėl nuotraukoje nėra, va kelias, kur mašinos, ten žmonės praėjo, kad čia per metus, taigi daug kas įvyko, ar ne, buvo pasinuotrauka prie bažnyčios, reiškia, ten nufotografuota bažnyčios bokštai ir viską. Ir nėra nei mašinų, o ten kelias, kur važinėja. Sako, šitie dalykai per daug tokie, jie turi ilgai, reiškia, tas lėtai, jie nepapuola, jų nėra. Tai įsivaizduokit atį, tokia atį, pinhole, jinai žiūri ir jūsų nėra čia iš toj salėje. Žiūri tą akis ir nemato nieko. Ir bando fotografuoti jūs ir nieko jūsų nėra. Ir manęs nėra. Ir sakau, kaip? Sako, jeigu prie bažnyčios sėdėtų ubagas ir sėdėtų ten dieną, naktį visą laiką, tai jis ten būtų. O dabar visi taip atėjo. Tai tas pasaulis be mūsų. Yra tokia akis, kur pasaulis mūsų nemato. Mato akmenis, medžius, kalnus, uolas, saulę, mėnulį, žvaigždės matytų, jeigu jos praeina. Mūsų nėra. O jūs esate ar ne? Tai va šitam yra tokia akis, kuri mūsų nemato. Tai akivaizdu. Ir mes daug ko nematome, ir sielų, ir vėlių, ir tų dievų nematome, bet ir mūsų nemato. Ar yra žmonės? Tai man tas labai, paroda čia ne vien tik tai menas, čia ir priverčiantis susimastyti reiškinys. Dėl kalendoriaus. Man atrodo, aš galbūt ir praeitą paskaitą tą pagrindžiau, čia rodau tą metinį saulės kelią trumpai, jūs matote kairiai skaidrę.
ir to kelio skirtumus. Rytai tai savo vietoje, vakarai savo vietoje, pietų savo vietoje, šiaurė savo vietoje, bet parodyta nukrypimai, kai diena ilga, tas var, kur yra vasaros aukštieji rytai, kur teka saulė kaip pati ilgiausia diena, arba tas vav, kur parašyta, tai vasaros aukštieji vakarai, jie taip ir vadinami, beje, liaudis išsaugojo tos pavadinimus, vasaros aukštieji rytai, vasaros aukštieji vakarai, tai ne lygiadienio rytai, kur saulė kai teka ir leidžiasi vakaruose, diena lygi nakčiai būna iš esmės tik tai 2 kartus metuose. O tie vakarai, vasaros vakarai, galima aukštieji žodį praleisti, bus vasaros vakarai, vasaros rytai. Tai jie dešiniai, o kairiai žiemos rytai arba žiemos žemieji rytai ir ten žiemos žemieji vakarai. Tai va šitas kampas, matote, jis gana didelis. Va tas rodiklė horizontali, kuri rodo atstumą tarp vasaros rytų ir žiemos rytų ir atitinkamai tarp vakarų, vasaros ir žiemos, maždaug yra 90 laipsnių mūsų platumoje, kur mes gyvename. Šitas kampas yra 90 laipsnių, įsivaizduojate? 90 laipsnių, ketvirtis rato. Tai va šitas ratas, akiratis, beje, lietuviškas žodis akiratis, nes akis tą ratą mato iš tikrųjų, tai kaip ir rato dabar, čia iliuzija sakytų mokslas, nėra rato, nėra plokščio žemės, bet žemė plokščia, jinai apvali, akiratis, kaip ir dangus, jisai gaubtas, bet jis apvalus. Tai va toks pasaulis, tai jisai, kai dalinamas į pasaulio šalis pagal saulės tekėjimo ir laidos kryptį, tai per metus saulės tekėjimo ir laidos krypčių kaita kūrė pasaulio šalių tą diagramą plokštumoje, ne visai tokia, kaip mes supaprastinę paišom dabar. O dabar paišom kryžių, rytai vakarai, pietus šiaurė. Bet reikėtų nurodyti 2 kraštinės kryptis ir keliaujant į pietus tas kampas mažės, suprantat, link pusiaujo, ar ne, jis arties prie lygiadienio, o keliaujant į šiaurę tas kampas dar labiau didės, kol galų gale saulė iš vis nenusileis ir suksis pusę metų virš žemės ir pusę metų po žemę. Tai va šitas kampas apibūdina, kur mes esame, kurioje vietoje. Kaip ir šiaurinės žvaigždės aukštis, tiesą sakant. Šitoje vietoje mes matome, kad pasaulio kryptis yra 6. Jeigu pietų šiaurės kryptis pagal trumpiausią šešėlį buvo nustatoma, kaip sakoma, jau pirmą žingsnį žengiant ir bedant trumpiausią šešėlį, jinai be kompaso iš karto buvo, tai rytų ir vakarų kryptis kintančios turi būti užfiksuotos tiksliai, užfiksuojant kraštutinę saulės tekėjimo ir laidos kryptis. Tarpinė, vidurinė, tai yra tik tarpinė, o ribos rytų yra tarp šitų 2. Ir jeigu mes kalbėtumėm dabar nebe apie kryptis, o apie pasaulio šalis, tai mes turim 4 pasaulio šalis. Tarp žiemos rytų ir vasaros rytų yra rytų šalis, šitas ketvirtis, 90, rytų šalis. Šalis jau mes kalbam apie sektorių, ar ne? Vakarų šalis tarp žiemos vakarų ir vasaros vakarų, tas sektorius, ta horizontali rodiklė su 2 strėlėm, ten yra vakarų šalis. Kairiai pusiai, čia dabar jos bemaž turėtų daugmaž lygios, beveik dalį čia dabar taip nupaišyta, kad lyg tai atrodo pietų šalis platesnė ir šiaurės. Tai pietų sektorius ir šiaurės sektorius kūrė atitinkamai dar 2 šalis ir matom šitą blyną žemės padalintą į 4 skiltis, kur galima būtų nuimti pietus šiaurę kryptį, kaip nuėmėm lygiadienio kryptį, rytai vakarai ir palikti tik tai 4 kryptis. Bet 4 kryptis netitiktų tų dabartinių. Matot, būtų čia 1, 2, va tos va 4. Nes tos vidurinės išvestinės. Galima dar tą nubrėžti rytai vakarai, tada 8 bus. Mes tokią žvaigždę įbrėžtą į koncentrinį apskritimą įvairiuose kultūrose matome kaip simbolį. Dažniausias tos žvaigždės meno kūriniuose, dirbiniuose, mūsų liaudies mene dažniausiai būna 6-lapė. Labai tiksliai pasakanti apie šiaurę pietus, kaip dabar čia išdėstyta, ir 2 rytus ir 2 vakarus, tarp kurių telpa pasaulio šalis ir metų laikai. Ir iš čia atsiranda ir 4 metų laikai. Nes būtent šitos kryptis keičiasi ir saulės padėtį šitų krypčių atžvilgių keičiantis metų laikam. Ir tarpinės padėtys kūrė tarpinius metų laikus, o tos kraštinės kraštinius. Štai kodėl mes kalbam apie saulėgrįžas ir lygiadienius. Tik šitaip stebint, tik šitaip matant metinį saulės kelio judėjimą horizonto atžvilgių, projektuojant ne kaip su pagaliu tik paros saulės kelią, ne, bet projektuojant visų metų saulės kelius, va tą metinį mes pamatysime ne tik saulės aukščio kaitą, va tą, ką ten nufotografavo, bet ir tekėjimo krypčių kaitą.
irgi. Ir tos kryptys pradedamos stebėti, žymėti vėl pagaliukais arba akmenukais, ko norit. Susikūrė stebyklos arba Stonehendžai, kai žmogus norėdamas pasižymėti metų laiką, jam labai svarbu, čia prasideda žiema, jisai stebi, kur teka saulė ir kur jinai leidžiasi. Nes kitų metų laikų jinai iš ten išeis, o kai vėl arties prie to, arties tas pats metų laikas. Taigi, šitos kryptis duoda pagrindą atskaitliui arba kalendoriui ir tada prasideda, pradėjus tų krypčių stebėjimą, galima kalbėti apie pirmasias jau stebėjimo, kaip čia pasakyti, pirmuosius stebėjimo įrenginius, ar ne, kurie kūrėsi tose vietose, kur tie stebėjimai vykdomi. Bet aš čia jau stulpus dabar pastatau, tiesiog rodau, kaip galima žymėti tų krypčių kaitą. Čia daugiau stulpų jau negu kardinalios kryptys yra, galima jų daugiau statyti. Ir tu turėsi, Woodhendžų vadina. Yra Stonehendžas, visiems gerai žinoma, čia būtų savotiškas Woodhendžas, nes tokie statiniai iš stulpų, žymintis metinį saulės kelio horizonto atžvilgių, jie nedažniausiai, o atsiranda šventiklose, kur žynio pareiga ne tik religinės apeigas atlikti, kaupti visuomeniai svarbias žinias, jas saugoti ir jomis dalintis, jie kaupdami astronominės žinias, neišeidami iš vietos, šventvietę paverčia stebėjimo įrenginiu. Ir Stonehendžas geras pavyzdys. Daug mislių jisai mums užmynęs, daug mislių neatsakytų, bet viena iš jo paskirčių kaip observatorijos yra plačiai aptarta ir beje davė pradžią tam mokslui, kuris vadinosi astroarcheologija, o vėliau pasivadino archeoastronomija. Tai nuo Stonehendžo prasidėjo. Kai Stonehendžas kaip observatorija buvo suvoktas, suvokėm, kad astronomijos žinios atsiranda religinio žinojimo tarpe ir žinių bendruomenės žinių visumoje. Astronominės žinios, tiesą sakant, visos žinios, kurias mokslas vėliau paverčia mokslo šakomis atskiromis, užgimsta tam religiniam kamiene ir kol kas jos ten persipynė su žmogaus poreikiais, kasdieniais rūpesčiais, tikėjimu, religija, prietarais, burtais, o paskui išsigrynina kaip atskiros mokslo šakos, taip ir įsivaizduoja tą medį, galingą ąžuolą, iš jo kamieno išaugs, reiškia, matematika, medicina ir taip ir sako, mokslo šakos. O religinį žinojimą, ta, kur užgimsta ir šitas dangaus stebėjimo būdų, senoviniai būdai, vadinkime visuminiu žinojimu. Tai nėra dar astronomija, tai nėra, kokia astronomija, jeigu ten apeigos dievai ir darbai. Čia yra religinio žinojimo viena iš sričių. Neišsipumpuravusias yra mokslo šaka. Kai išsipumpuruoja, atsiskiria, tada jau astronomas apie dievus nekalba ir iš vis nekalba apie mistikas, magijas, astrologus vėja lauk iš savo, reiškia, mokslo akademijos, nes čiagi mes tyrinėjam fizinį pasaulį, o ne kažkokius, tai reiškia, žmonių su juo susietus klaidingus įsitikinimus, kuriuos bendrai vadiname mitais ir kuriuos reikėtų griauti, dekonstruoti, ardyti, norint būti moderniais žmonėmis. Tai per daug sugriauta yra, kad dabar daug darbo, kad atkurtumėm. Čia yra parodyta šitoj schemai, kad toks statinys, apie kurį aš kalbu, buvo iš tikrųjų archeologų atkastas ir tai yra kasinėjimų 1983 metų Birutės kalne planas, kur mes matome plotus užštrichuotus tamsiom linijom iškasinėtas vietas, o tas aštuoniakampis, atrodo, pastatas, kuris čia stovi ir pažymėtas yra, pažymėtas čia A raidė gal, ar čia vienetų, jo vienetų, tai yra koplyčia, va čia centre yra, ten Švento Jurgio koplyčia ant Birutės kalno, kalbu apie Birutės kalną Palangoje. Tai Birutės, o numeriukais paskui sužymėti stulpai, kurie stovėjo į jūros pusę, reiškia vakarų pusę ir žymėjo saulės tekėjimo ir šiuo atveju saulės laidos, nes tekėjimas į žemyno pusę, čia buvo labai patogu ant vandens matematinio vėjų horizonto matyti, kur saulė užeina už horizonto. Pasižymėta ne viena kryptis, kalendoriškai ir religiškai reikšminga to meto visuomeniai. Tai pasakyti, kad nuošimčių čia įrodyta, kad tikrai čia taip, tai yra hipotezė, daktaras Libertas Klimka, archeologas Žulkus, bet jau ir dabar toj vietoj nuvažiavus, man atrodo, yra stendas ir šitas dalykas pristatoma, nes ilgą laiką mažai kas apie tai žinojo. Taigi mes turėjom ne tik tai
galimus tokius statinius, bet jau yra ir archeologiškai patvirtintų statinių. Dangaus šviesulių stebykla Birutės kalne. Čia yra bandymas atkurti, ten žinote, ten, palaukit, kažkur tai ne toj pačiai vietoj, bet yra atkurtas meniškai, stulpai čia profiliuoti, jau čia meninė fantazija ir pati Birutė čia pavaizduota, bet, nu va taip, pagrindiniai stulpai vakarų kryptimi žymėjo kalendorinės datas, o iš tam tikros vietos atsistojus buvo tiesiog stebimas Saulės nusileidimas šitų stulpais pažymėtų krypčių atžvilgių. Kulionių kaime prie observatorijos ir etnokosmologijos muziejaus aš pats įrengiau labai seniai, dabar, man atrodo, 96 metais praeito amžiaus statinį, kadangi lankytojai važiuodavo ir apie tai kalbame, tai geriau vieną kartą pamatyti, negu tiesiog rodyti skaidrės. Ir šitam statinį būtent stulpais pažymėtos kryptis, ir iki šiol tas statinys dar nesupuvo, jis veikia, akmenim išdėliotas žiedas, vidury aukuras, kad parodyti tokių statinių pirmapradę religinę reikšmę. O po to eina stulpai ratu. Ir tie stulpai žymi Saulės tekėjimo ir laidos kryptis svarbiausių, pirmiausia, astronomiškai reikšmingų kraštutinių azimutų dienomis. Tai yra vasaros saulėgrįža, žiemos saulėgrįža, tekėjimo ir laidos kryptis, tada lygiadieniai, o paskui tarp tų stulpų įterpti ir kitų svarbių dienų gamtiškai žmogui, jau Saulė ten tarpiniai padėti, neužima kraštutinės padėties, bet tos tarpinės padėtis reiškia tam tikrus tarpinius metų laikus, kaip kad pavyzdžiui Jorė, Jurginės, ar ne, kai prasideda vegetacija, va tai bus balandžio pabaigoje, ir vėlinės, kai vegetacija baigėsi. Tai kai tu žiūri pro stulpus, labai aiškiai matosi. Kai, reiškia, kada prasideda pavasaris, atgimimas, naujieji metai, kai Saulė, na, tarkim, laidą žiūrim, žiūrim kaip leidžiasi. Kai Saulė leidžiasi praėjusi pavasario lygiadienio stulpą tam tikrų kampų, ar ne? Va tiek. O jeigu nepriėjusi leidžiasi, tai bus priešingas laikas, rudens laikas, tokių pačių kampų tiek nepriėjusi, tiek ten perėjusi. O čia šviesos tiek trūksta ir pasaulis miršta nuo lygiadienio, ten šviesos už lygiadienio tiek daugiau virš žemės ir pasaulis prisikelia. Tai tos kryptis ir iš tikrųjų jos labai vaizdžiai rodo ir ypač gerai rodyti vaikam, kurie labai smarkiai dabar mūsų atitraukti nuo kaip visą tai susiję laikas, laiko matai, žmogus, šviesa, gamta, augalija. Ten labai aiškiai tas matosi. Jeigu dar ateina žmonės, kai Saulė leidžiasi, tai galima tiesiogiai tą matyti. Kaip šviesos perteklius atgaivina pasaulį ir kaip šviesos stygius pasaulį uždaro, įkalina ir galų gale į kalėdų kalėjimą. Tai tas šviesos ir tamsos kaita čia vat stebykloje labai aiškiai matosi. Čia yra stebykla iš kitos, čia parodyta, matote, tolumoje ir etnokosmologijos muziejaus bokštus, ten šiaurinė pusė, kaip tik akmuo šiaurinis, va ten stovi prie jo padėtas akmuo ir ten toliau etnokosmologijos muziejaus bokštai, tai čia šiaurė, kaip tik ten pusė. Na ir čia parodau dar kartą, va, kas čia pažymėta. Tai jūs matote Kūčios Kalėdos ir Rasakupolės raudonai pažymėtos tekėjimo ir laidos kryptis, kurios žymi kraštutinės kryptis, už jų negali ten piečiau arba žemiau, šiauriau tekėt ir leisti Saulę. Negali. Čia yra kampas, kur Saulė iš kurio neišeina. Tai pietus, aišku, kampas, kuriame Saulė visada būna virš horizonto, va tas kampas tarp tų Kūčių ir Kalėdų. Čia, kur Saulė, reiškia, juda, va tą trumpąjį kelią. Tai čia niekada jinai iš čia nedingsta. Bet va, šiaurė, žemiai, dar vadinama šiaurė, tai čia kampas, kur Saulės niekada nebūna. Va šitas sritis niekada neapšviesta. Tai čia tamsioji sritis, tai yra pati trumpiausia naktis. Na ir tarpuose pastatyti stulpeliai, kurie rodo, kad galima ir tarpinės laiko padėtis tarp astronominių saulėgrįžų ir lygiadienių, savaime įkaltų dangaus kraštinių Saulės padėčių, įsikalti stulpelių, kurie tau reikalingą laiką žymi. Ilgės, čia būtų gamta apmiršta, viskas, lapai krenta, paukščiai išskrenda, pasaulis numiršta, lapai keičia spalvą ir galiausiai nukrenta. O čia Jorė, tai yra atvirkščiai sprogsta pirmieji pumpurai, lapai išsiskleidžia, tai Saulės kelio išdava, ar ne? Lapai išsiskleidžia, kad vėl kauptų Saulės galią ir prasideda laikas rasos laukimas.
Galima ir dar daugiau įstatyti, taigi ratą reiktų didinti, jeigu mes norėtum pastatyti galbūt šitame lante, kad tarkim kokio 12, 13, kiek mums svarbu nepraleisti laiko įvykių gamtoje, jiem pasiruošti, iš karto matyti, kaip jie artėja, saulė artėjant. Tai čia toks saulės laikrodžių negali vadinti, tai yra kalendorius, nes jis rodo metų laikus, metų laikų skirstimą į smulkesnės dalis. Šiaip, kai imam metskaitlių metų laikų skirstimą į smulkesnės dalis, galiausiai reikalas ateina į metų laikų dalinimą į 12 dalių. Yra 4 metų laikai, žinote, bet kiekvienas metų laikas dar padalintas į 3 dalis, iš viso yra 12 metų laikų, jeigu taip galim būtų pasakyti. Nes tai metų laikai, taip keičiasi metų laikas, tai va 12 metų laikų. Paskui jau astrologija jam priskiria žvaigždžių ženklus, tai čia jau tolimesnis laikas, bet žmogus išskiria 12 būtent dalių tam lanke dėl to, kad per tą laiką smulkesnis laiko matas, kai mes matom, kaip mėnulis keičiasi, o mėnulis labai vaizdus, labai matomas, tas jo nuolatinis pasikartojimas dalių, dalinti laiką į dalis. Ir jis išdalina, kol Saulė grįžta šitų stulpų atžvilgių į tą pačią vietą, 12 pasikeitimų padaro ir perša žmogui tą mintį padalinti 12 dalių. Specialiai prirašiau, parodžiau, kad astronomija prasideda šitam simboliai, jau ją galima matyti, tokiu būdu dar kartą šitaip nupiešus, kaip aš čia rodau, galima vaizdžiai pasakyti, kad mūsų raštai, ornamentai, ženklai, jie yra iš tikrųjų kosmologiniai ir daugelis dalykų pirmiausia kalba apie pasaulio sampratą. Į tokį rodant pirštų galima bet kuriam vaikui čia parodyti, tai čia skaidrė, bet verpstė, įsivaizduokit, prieverpstė arba rankšluostinė. Namuose šitie buvo ornamentuojami tais daiktais, kai vaikas, o kas čia? Ir jam aiškina, edukacinė pamokėlė namuose. Tai ornamentai iš tikrųjų yra raštai, tai yra senojo žinojimo apie pasaulį išraiška ir perteikimas. Ir tai yra vaizdinės priemonės, kad pažadint vaizduotę suvokti, kad, kaip anksčiau žmogus skaidrių negalėjo, atsiprašau, užmiršau prezentaciją, aš nieko jums nepaaiškinsiu, ateikit kitą kartą. O ten namuose viskas vaizduoja. Ir paskui dar patys papročiai jūs žinote, kad to nedaryk, tą daryk, šitaip galima, taip negalima, iš karto keldavo klausimus, kodėl. Ir iškart prasideda pamoka. Kiekvienam žingsnį. Jeigu viskas galima, jeigu nieko nėra, tai tu gyvūnas lakstai, o žmogus kūrė ženklus. Tai va šitas ženklas kosmologinis labai svarbus. Sakyčiau, jį reikėtų vadinti ne saulute, kaip įprasta menotyroje šiandien, bet pasauliu. Nes pasaulis ir yra ta pati saulė, tik tai suprojektuota į Žemę. Saulė danguje yra tiesiog saulė, o kai saulę pradedam projektuoti į Žemę, turim laikrodį, turim metskaitlių, turim laiką ir erdvę. Čia kosmologiškai galima sakyti, kad tai yra pasaulio esmė. Taigi čia pasaulio, nors va taip pavaizduota dabar ekrane, iš tikrųjų horizontali projekcija. Beje, vingiuotos linijos aplinkui ten, įrėminančios, tai yra vandenys. Jeigu kažkas abejoja, eikit, pamatysit, vanduo bus. Gerai, kad ten tiltas, o gal jokio jau tilto. Į visas pusės vanduo. Tai čia tai parodyta, kad pasaulis aprėminama šitaip ir saulės kryptis esminės, kurios kūrė pasaulio laiką ir erdvę, čia prikišamai pavaizduotos. Beje, pirmieji gaubliai, atsiminkit, kaip atsirado pirmieji žemėlapiai, atsiranda toks blynas, ten atsiranda saulės judėjimas ant to, paskui rojus viršui, jie paišo kosmologinį tokį, bet viskas būna toks irgi, plokštuma tokia. Dievai gali atsirasti aplink šitą pasaulį, ten dangaus dievas čia pačioje. Tai čia yra kosmograma, jeigu taip moksliškai pasakyti, ir prašom gerbti ir mylėti tuos mūsų ženklus. Ne veltui jie vadinami raštai, ar ant megztinio, ar ant juostos. Lietuviškai raštai ir knygoje taip pat raštai. Tai yra ženklų sistema neatsitiktinė. Kai jinai graži, simetriška, kartais sako, kad čia dabartinis žmogus visur mato estetiką, puošmena, dekoras, sako, ar ne? Ir tokiu būdu tarsi pasakytų, kad tai tik dėl gražumo. Ką jūs čia man kalbate, čia tik dėl gražumo, kad būtų gražiau, taip padalino, suskirstė, nubraižė. Tai žinokit, ir žmogaus visas grožis pasirodo atsiranda iš prasmės. Ir antakių išlentimas, ir lūpų, ir nosies. Viskas padaryta taip, kad būtų prasminga, kad prakaitas nevarvėtų į akį, reiškia, čia apibėga. Ta prasme, viskas turi savo paaiškinimus, dekoras, grožis, ypač
tas, kuris atsiranda gamtoje ir atsiranda pirmykščiam žmogui, jo kūryboje, buvo skirtas išgyvenimui, išsilaikymui. Nebuvo tokio, turiu laisvo laiko, akmens amžiaus žmogus sako, ir dabar duosiu valią fantazijai, nupaišysiu kokią abstrakciją paveikslą ant akmens uolų. Ten irgi visi tie piešiniai iš karto aiškinami kaip tam tikri labai svarbus tekstai, mokantis, perteikiantis pirmykščio žmogaus, kurio sąmonė iš tikrųjų dar nėra tokia kaip šiuolaikinio žmogaus, psichikos vaizdinius, labai svarbius jo išgyvenimui, išlikimui. Dabar apie medskaitlių kažkokias medžiaginės išraiškas. Parodžiau stulpus Birutės kalną Palangoje, bet yra negausiai išlikę, kaip čia artefaktų, dabar sakytum, daiktų, kurie turi kalendorinę reikšmę. Va šitą knygutę, jums, kurie domėjotės, jau žinoma, jinai yra Nacionalinė muziejų, jos kopija yra čia rūnų kalendorius vadinamas, nes naudojamos, įprasta vadinti, nors gali ginčytis ir tyrinėtojai, kurie ieško čia rūnų lietuviškų, gali ginčyti su manim, bet tai yra, šiaip jau yra naudojamos rūnos, atpažįstamos čia skandinaviškos rūnos, kur horizontaliai juostelėje matom rūnų rinkinį. Tai dienos, metų dienos, virš tų dienų, virš antro brūkšnio ženklas, ženklai tokie gražūs, jie žymi šventes arba labai svarbias kalendorinės dienas darbų atžvilgių ir kitų veiksmų, kurių negalima praleisti. O apačioje matote pačią žemiausią aukštinkojam rūnos, ten tos pavaizduotas eilutė, tai yra mėnulio atmainos, mėnulio fazės, kaip keičiasi. Ir tai yra amžinas kalendorius, kai yra lentelė, kai kiekvienais metais kiekviena rūna įgyja, ten kur buvo pirmadienis, ten kitais metais bus gal antradienis, kur buvo jaunas mėnulis, ta rūnos kiekvienais metais perskaičiuojama reikšmė. Ir tada tas kalendorius amžinas, tai šita medinė knygutė nėra didelė, delno dydžio maždaug, čia atrodo labai didelė, ir mes neturim jos originalo. Čia mūsų jau skaudi istorija, kad Nacionalinė muziejų tik saugoma kopija, kuri yra padaryta prieš išvežant tą tikrąjį kalendorių medinį, iš kur jis atsirado ir kokia jo kilmė, sunku pasakyti, į Peterburgą ar į Maskvą. Caro laikais jie buvo, daugelis rinkinių buvo išvežti. Tai ačiū Dievui, mes turime kopiją. Ir tai vienas toks daiktas. Skandinavijoje mediniai kalendoriai buvo ir tokie, ir dažniausiai ant lazdų, breunų, keturkampė lazda, ir ten tie ženklai. Vienoje breunoje mėnulio fazės, kitoje breunoje mėnulio dienos, pasukai kitoje, reiškia, švenčių ženklai. Tai tokie kalendoriai yra dabar gaminami, suvenyriškai pardavinėjami. Kas Skandinavijoje lankėsi, ten tas paprotys gyvas. Ir rūnos Skandinavijoje yra įprastas senovės raštas, tai rūnų kalendoriai yra. O Lietuvoje va šitą turim vieną, antras kalendorius. Tai čia matom išklotinę. Pats kalendorius, tai va šita lazda, kur ženklai iškalti spiralę. Lazda, įsivaizduokim, apvyniota skarda ir įkalti vinukai. Ženklai yra vinukais, o tokie maži vinukai ir matom. O jau dešiniai lentelė išskleista šitą spiralę į, reiškia, tų ženklų, kaip jie tenai perskaitomi. Tai mes matom viršui mėnesių ženklus, va ten, čia spiraliai, tai jie tiesiog vienoj įvijoj yra mėnesio ženklas, tada eina mėnulio atmaino ženklas, tada eina kita mėnulio atmaina ir tarp jų savaitės dienos. Galit matyti, pilnatį tai kaip rutuliuką, vat, matote, per vidurį dažniausiai, jisai čia yra mėnesio vidurys. Tai čia vadinamas Gedimino skeptras, šito, nes čia yra Gediminaičio stulpai matomi ir heraldinis vytis iškaltas vinukais, rastas Strėvos upės nuošliaužoje, dabar tiksliai nepasakysiu, kada jis rastas ten, kuriais metais, ir pristatytas buvo į nacionalinį, į tada Senienų muziejų ir datuojamas, irgi nežinau kaip jį datavo, kad 14 amžiuje pagal Gusevą, astronomas Gusevas būtent va šitą nupiešė piešinuką, jį ištyrė, bet gaila, kad pats daiktas vėl iškeliavo į Rusijos muziejus. Kalendorius yra labai, rodo aukštos kultūros buvimą, kad čia palaukit, čia ne vien žmonės vaikščiojo apsikarstę kailiais, jie turėjo kalendorius, turėjo žinius, kurie stebėjo dangų. Tai vat apibendrinti.